striptizo šokėjas, striptizovas mergvakariui be jokių kompleksų. Viską galim liest, ką tik norim. Jeigu norit atsipalaiduoti pilnai ir padukt pilnai, tai štai, skambinkit man, jisai taip prašo. Jėga. Ir tik tai su sąlyga, kad jis nešoka vyrams. No problemo. No problemo, turim Pakeitaliuką. Pakeitaliuką turim, frikinį. Sakyk, Rolandai. Taip, Rolanda. Alio? Sveiki, labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, prašau, aš čia paskambinau pagal skelbimą. Nu, turbūt. Jo, aš norėjau, mes čia turėsim gimtadienį draugės, jubiliejus 30 metų. Ir mums reikia šokėjo. Oi, labai prastai jūs girdžiu, kur jūs čia esat? Namie aš esu, palaukit, gal išeisiu balkoną, geriau girdėsiu. O dabar geriau girdisi? Nu jo, dabar nieks nebesidaužo, čia kur jūs esat? Namie esu, kur esu. Ai, tai čia taip jūs kažkaip gyvenat, triukšme, taip daug jūsų gal gyvenate? Ne, aš visą gyvenu nedaug. Ai, ir jūs abudu šokat striptizą? Ne. Gerai, prie reikalo, tai kas ten yra. Nu taigi aš paaiškinau, kas yra. O kada čia tavo gimtadienis būtų? Nu čia pas mus, nu šiaip dar negreitai, čia bus sausio kažkur 11 dieną. Ir dar gyventi reikia iki to. Nu tai čia mėnesis šiaip mes jau pradėjom organizuotis, nes dabar švenčių periodas, o paskui va. Tai va, tai žodžiu, viskas vyks Vilniuje, mes išsinuomavom tokį VIP pirtis, ten yra prie Seimo. Taip. Gal žinot? Ne, nežinau. Žinau, Ten salė tokia, baseinas, pirtis, šiaip bus šiaip vien panos iš tikrųjų. Ir mes būsim čia pradžioj ir paskui svarstam varyti į kažkurį klubą. Bet mes išsinuomavę nuo 8 iki 12 viską. Taip. Nu tai va, tai mums reikia 12, prieš 12, gal pusę 12, kad kažkas, nu reiškia, biškį taip užvestų mūsų tą draugę. Tai gerai, galima tartis, kažką bus. O jūs raumeningas viskas, ar ne? Nu, taip. O kiek jūs laiko šokat? Nu, gan ilgokai, čia po truputį nestoja, gan ilgai. Kiek jau metų? Nu, jau kokie su pertraukom. Nežinau, aš neskaičiau, bet taip pradėjau tai prieš kokius 6 metus, 8. Nu, supratau, o tai, sakykit, o kokius jūs stilius šokat? Kokį reikia, atvirai pasakyti. Nu, tai ten kokio džemba, ar ten dar kažką, aš nežinau, tai jūreivis ar policininkas, aš ten nelabai žinau, bet, nu... Nu, jūreivis jau, esu ir jūreivis būnu, jau. Ne, nu tai kokią programą, kiek laiko užtrunka? Nu, tai gali būti vienas šokis, gali 2, gali 3 būti. Nu, tai o kiek kainuoja? Nu, tai jeigu 3 šokiai 200 litų. 3 šokiai 200 litų. O tai čia įeina, ataudžiat, kad jūs šitą mūsų jaunai, ar ne? Kaip sakot? O įeina tai, kad jūs ją, tvatinat? Ne, neįeina. O kiek kainuoja papildomai? Nu, papildomai aš paprastai neužsiimu, jeigu ką. Ta prasme? Nu, tiesioginė prasme. Skelbime. Bet aš tai perskaičiau, striptizas be kompleksų ir draugiško mergino moterimi. Jūs ieškote kuklaus viliotinio, ieškokit kur nors kitur. Nu tai aš dėl to ir skambinu. Man nereikia kažkokio tai kuklumo. Man reikia, kad gražiai pašoktų, seksovas kūnas suimtų tą mūsų, žinai, pasileidėlę kaip koks tikras policininkas. Ir normaliai ją raką mataustų, nu.
Matai, kaip jums reikia. Nu gerai, po savaičių, prieš savaitę paskambykit, gal ką sutarsim. Dabar aš čia prieš mėnesį, tai aš nemėgstu per telefoną šnekėti. Tai aš noriu avansą paduotų, durnas, gal aš nesuprantu. Tu gal pati durna. Tai kam? Čia aš tau darbo duodu, tai suvokiai iš viso ar ne? Nu ir kas, kad tu man darbo duodi, aš tai šis, jeigu šitaip šnekėsi, manęs gan tokie darbai gali pasakyti, kad nedomina. Ką tu čia man aiškini, bulvės namuose kepa, čia siūlau normaliai su 6 mergom, supranti, pašokt, užsidirb pinigų, dar aš jums siūlau čia ir mūsų klausyk 30 metę celką, o tu čia laužysi. Aš tau toj snukį sudraskysiu, ar tu girdi, ką aš tau sakau? Nu, kaip tu moki šnekėti, nu tai ateik. Nu tai tu klausyk, ką aš tau sakau, tu šoksi sausio 11 pas mus Vilniuje, ar tu supratai? Oi, gerai, įsigandau, būtinai. Nu tai viskas, tai tu užsirašyk davai tik tai raudoną pliusą savo ant delno. Gerai, o tai pamirši, šokėjas, karočią. Gal tu grūščikas Ermitaže iš viso dirbi, dėl to toks ir užsikačialinęs, tuščia galvi, tu šieno kupeta. Oi, tu kaip tu moki šnekėt, kokia tu protinga. Aš tavęs klausiu, pagal kokią muziką šoki. Iš kokio tu kaimo aplamai esi, man įdomu iš šakto. Dieve, tu neverk, tik tai aš tau darbą duodu, tu mano mašiną pamatysi ant kelio atsistosi. Daik tu. Klausyk. Man tavo mašina ir tiek tu, man mažiausiai įdomi. Tai vat būtent, tu domėkis darbu. Kiek laiko užtrunka tavo programa čia? Klausyk. Jeigu tu normaliai šnekėtum, tai aš gal pašnekėčiau, bet kai matosi, kad tau iš protelio 16 metų ir dar iš kažkokio kaimo, tai man jau darosi neįdomu. Nes nei čia kas bus, nei tu čia šneki. Tu klausyk, iš viso gal steste pjuvenos galvoj gal? Jo, pjuvenos, tai ką? Aš tau galiu duoti avansą, dabar pervest. Nereikia man tų tavo avansų, jeigu ką. Tai ką tu išsigandai kažkokių mergų? Tai koks tu šokėjas? Aš neįsigandau. Tai ko tu bijai? Aš nemėgstu pliurp nesąmonių kažkokių į priekį, kas bus po mėnesio. Sakau, paskambik prieš savaitę ir susitarsi. Tai jeigu bus užimta, kas tada? Nu, bus užimta, tai bus užimta. Nebus užimta, valandą aš surasiu, jeigu ką kelintantį čia bus. Šeštadienis. Nu, tai gerai. Tai valandą užtrunka tavo programą. Aš tau pasakiau, kiek. Tu nesakėjai. Nu, tai aš tau sakiau, 1 šokis, 2, 3 šokis. Tai kiek tas tavo šokis? 1 dainą užtrunka ar 10 minučių? Žinok, 3 valandas užtrunka. Tu durnas, aš tave... Kiek tavo durna galva? Kas su mano boba kalba? Girdi, mažiau burbėk čia. Dariau, trukdo tave radio studijas Zip FM iš Vilniaus. Mes tave provokuojam, Dariau, nusiramink. Radistai iš Zip FM Vilnius trukdo. Nu, tai... O tavo žmona žino, kad tu šokis striptizą? Nu, kas kad žino. Ne, aš klausiu, ar žino? Žino, tai ką. O tu jai pats šokė? O koks jums skirtumas? Nu, mums smalsu. Kaip ten būna? Tokį žinias skaitai, kas nutinka ten pasaulio žmonėms. Tai mums irgi smalsu, kas nutinka. Ir kas nutinka? Ne, tai Dariau, klausiu, ar tavo žmona, ar tu šoki žmonai striptizą? Čia jau mano reikalas. Ne, tai tavo reikalas. Bet aš klausiu tavęs. Nu, aš neatsakysiu. Ai, tu neatsakysi, tai tu turi tokią teisę. Taip. Tai va, matai kaip gerai. Nu, tau pasisekė, gyveni laisvoji valstybei. Nu, taip. Gerai, Dariau, nebetrukdom, gero vakaro, iki. Gerų darbų. Ciao.